Labas vakaras, čia Marijampolės televizijos žinių laida. Sūduvos senjorai pradėjo jau 9 mokslo metus. Vėl kviesime į kaimo bendruomenės, šį kartą lankysimės Sasnavos seniūnijoje. Kultūros darbuotojų akcija, muzikos diena, tylusis koncertas. Kultūros darbuotojai Tarptautinę muzikos dieną paminėjo tyliuoju koncertu. Tokia pilietinė akcija surengta daugelyje šalies kultūros centrų, siekiant socialinio teisingumo. Marijampolės kultūros centras prisijungė prie šalies kultūros centrų akcijos tylusis koncertas. Labai simboliškai Tarptautinę muzikos dieną prie kultūros centrų skambėjo tyla. Daugiau kaip 20 nepriklausomybės metų kultūros žmonės lyg ir liko už tokio socialinio užribio. Be galo maži darbo užmokesčiai ir teko vis tiek 21 metus nuo tos dainuojamos revoliucijos laukti, kada mūsų valstybė taps šiek tiek turtingesnė ir atkreips dėmesį į mus. Nesulaukėm. Kultūros darbuotojai skaičiuoja beveik 20 žingsnių žengtų dėl atlyginimų kėlimo. Tai susitikimai su ministru, su premjeru, kitais atsakingais asmenimis, įvairūs prašymai, kreipimaisi, mitingas prie vyriausybės ir panašiai. Tačiau nesulaukę jokio atsako, surengė pilietinę akciją tylųjį koncertą. 4 minutėms nutilo. Tiesiog imti ir patylėti, ir pagalvot, ar atkreipti bendruomenės dėmesį ir pagalvot, ar iš tikro neatsitiks taip, kad 2014 metais dainų šventėje pasikartos tylaus koncertas. Todėl, kad iš tikrųjų kiekvienas mąstom ir galvojam, kad tas minimalus atlyginimas, su aukštuoju išsilavinimu, universitetiniu išsilavinimu gal nedera. Mes nesakom, kad šiandien uždarysim, nes dirbam tikrai ne valdžiai, dirbam bendruomenėms ir tos bendruomenės nieko nekaltos. Dėl to sakom, kad tik atkreipiam dėmesį. Anot direktorės, per visą nepriklausomybės laikotarpį kultūros centrų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis pakilo tik 3,5%, kai tuo tarpu švietimo sistemoje augimo pokytis sudaro net 90%. Nesikeičiant situacijai, į šią sistemą nebeateina jauni žmonės, tad jau greitai Lietuvoje gali nutilti ir chorai, ir orkestrai, perspėja kultūros darbuotojai. Tikimės, kad šiek tiek galbūt atkreipdėmėsi. Nesam skandalistai, nenorim kažką tai ypatingai padaryti, bet tiesiog prašom, vieną kartą atsisukit į mūsų veidų. Marijampolės savivaldybėje nuo rytojaus skelbiama šildymo sezono pradžia. Jeigu daugiabučių namų, švietimo, socialinių sveikatos paskirties pastatų savininkai ir valdytojai priims sprendimus šildymo sezoną pradėti kitų laikų, privalo užtikrinti gyvenamosiose ir viešojo naudojimo patalpose mikroklimato parametrus nustatytus Lietuvos higienos normoje. Daugiabučių namų administratoriai, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai nusprendė pradėti šildymo sezoną kitų laikų, apie tai turi raštu informuoti šilumos tiekėją. Trečiojo amžiaus universitetas Marijampolėje iškilmingą šventę pradėjo jau 9 mokslo metus, kaip ir kasmet su teigiamais pokyčiais. Dar daugiau studentų, dar daugiau fakultetų. Mokslo metus iškilmingą šventę pradėjo Marijampolės 3 amžiaus universiteto klausytojai. Marijampolės 3 amžiaus universitetas vienijantis pagyvenusius žmonės, neįgaliuosius ir jų globėjus, savo lankytojų skaičiumi yra didžiausias Lietuvoje. Vadovė sako, kad dabar jau žmonių neįkviesti nereikia, vieni per kitus apie universitetą sužino ir kasmet studentų skaičius tik didėja. Šiemet mokslo metus pasitinka daugiau negu praeitais mokslo metais. Tai jau yra netoli 900. 15 fakultetų, praeitais metais buvo 13, šiemet jau 15.
Fakultetų skaičius auga dėl ypatingo žmonių susidomėjimo ir gausos, kasmet atsiranda vis naujų sričių, į kur gali gilinti senjorai. Kai kur anot direktorės net visų norinčių nebuvo įmanoma sutalpinti. Dėl fakultetų didumo atskyrėme sveiką gyvenseną atskirai ir dvasinį tobulėjimą, taip pat namų ir aplinkosaugą ir įkūrėme naują fakultetą stilius ir mada. Būsim visos gražios, jaunos. Labiausiai senjorai domisi ir šiemet daugiausiai žmonių gilinsis į sveiką gyvenseną ir psichologiją. Dalyvavimas 3 amžiaus universiteto veikloje, pasak vadovės, ko gero patraukliausia forma pagyvenusiems žmonėms bendrauti, nesėdėti namuose, sužinoti viską nors naujo ar pagilinti žinias, pakeliauti ir papramogauti. Svarbiausia galbūt ne tiek žinios, kiek bendravimas, juk daugelis yra vienišų pensininkų, kurių vaikai toli net už Lietuvos ribų ir jie nori bendrauti ir jau mes dabar niekur nei per televiziją, nei spaudoj nekviečiam ir kasmet vis daugėja ir daugėja. Sasnavos seniūnijos bendruomenės viena po kitos stebina vykdomų projektų gausa. Kviečiame pasižiūrėti, kaip tvarkosi aktyvūs kaimo žmonės 4 Sasnavos seniūnijos bendruomenėse. Šiandien kviečiame apsilankyti Sasnavos seniūnijos bendruomenėse, kur žmonės gyvas pavyzdys, kaip norint ir aktyviai veikiant ir kaime galima turėti puikią laisvalaikio kokybę ir užimtumą. Puskelnių kaimo bendruomenė vos per 3 metų įvykdė 4 projektus ir dabar džiaugiasi puikiais bendruomenės namais, gyventojų užimtumo galimybėmis. Pagrindinį pirmutinį projektą parašym per Sūduvos vietos veiklos grupę šio pastato cokolinio aukšto remontui. Projekto vertė 166 000. Projektas praktiškai yra jau baigtas. Vakar kaip tik pateiktas paskutinis mokėjimas, už kuriuos sumokėta kondicionieriai nupirkti, dabar yra ir jau projektas pabaigtas. Tai darbų vertė pastato šito buvo 110 000, nupirkta baldai, kaip matėte, kėdės, virtuvės įranga, kompiuteris, spausdintuvas. Pastate pakeistos grindys, vamzdynai, elektros instaliacija, įvesta signalizacija. Bet didžiojo projekto bendruomenė įsigijo ir muzikos instrumentų komplektą, jei bus norinčių muzikuoti ar kurti kolektyvą. Edukacinio projekto metu buvo rengiamos įvairios konferencijos, taip pat sutvarkyta sporto aikštelė su krepšinio lentomis, nupirktas teniso stalas, kitos sportinio inventoriaus. Iš viso Puskelnių kaimo bendruomenė vykdydama projektus per Sūduvos vietos veiklos grupę sėkmingai įsisavino apie 200 000 litų. Na, o kas nežino Tautkaičių, vietiniai bendruomeniai garsi savo renginiais ir klojimo teatru ir taip pat pasinaudojo galimybę materialinę bazę atnaujinti bei papildyti projektų dėka. Labai daug pasidarė esam. Pirmi projektai buvo tai mašinų stovėjimo aikštelė, ten valstybės parama. Įgyvendinti yra 5 projektai viso. Tai valstybės parama, kaimo tinklas, lyder programa, paskutinis projektas renovacija šio pastato. Tai labai daug ir maždaug, taip tiksliai negaliu pasakyti, bet apie 400 000 visi projektai. Tai buvo mokymo programa, tiesiog vaikus mokė tautodailininkai, labai daug padarė tada, labai gražių dalykų. Taip pat nupirkti instrumentai 3 etapų buvo, 4 nupirkom aparatūrą įgarsinimo ir rūbus ir namo renovaciją. Toliau svečiuojamės Sasnavoje. Sasnavos bendruomenė gyvuoja jau 10 metų, yra parašyta 9 projektai, iš kurių buvo apjungta tiek jaunimas, tiek pagyvenusio amžiaus žmonės dalyvavo projektuose. Projektų suma sudaro 200 000. Yra nupirkta bendruomenės namams baldų. Paskutinis projektas yra paplūdimio sutvarkymas, kuris taipogi labai reikšmingas yra mūsų miesteliui, infrastruktūros gerinimui. Taip pat buvo išleista Ilgūno knyga, kraštiečio Ilgūno knyga.
Taip pat buvo surinktos jaunimui stovyklos, kuriuose ne tik tai jaunimas atėjo vaikučiai, bet ir dalyvavo ir tėveliai. Sasnavos bendruomenė taip pat susikūrė savo heraldiką, vėliavą ir herbą, taip pat įsigijo kompiuterį, spausdintuvą, videokamerą, fotoaparatą ir džiaugiasi visomis galimybėmis turiningai leisti laisvalaikį. Gavaltovos kaime nors vaikų ir nedaug, mokyklėliai vis dar veikia, kaip ir priklauso prie mokyklos yra stadionas. Tik bėda ta, kad nuolat užliejamoje vietoje vaikams sportuoti beveik nebūdavo įmanoma. Taigi šio kaimo bendruomenė stadioną sutvarkė įgyvendinę ES remiamą projektą. Darbų yra numatyta padaryti už 255 000 iš visų. Tai yra mokyklos multifunkcinės sporto aikštės įrengimas. Kadangi čia buvo labai šlapia toje mokykloje, visoje teritorijoje vanduo stadiono praktiškai nebuvo. Buvo tas stadionas, bet jisai tik taip vidurvasarį galima buvo juo naudotis. Tai dabar padarė melioraciją, pripylė daug skaldos, žvyro, išvedė į vandenį nuvedimą vandens, užpylė juodžemį, pasėta dabar žolė. Ji neseniai patręšta, visų prašom, kad niekas nevaikščiotų, nežaistų, nemintų ją, tegul jinai šįmet sužels. Kitais metais pavasarį jau galima bus pradėti ir vaikams sportuoti stadione. Dabar dar laukia pastatyti vartai futbolu. Gavaltovos bendruomenė taip pat gyventojų poreikiams pritaiko Šešupės pakrantę. Čia įrengtas tiltelis, jau nupirktas vandens dviratis, ateityje jų bus ir daugiau. Bus nupirktos baidarės, įrengtos upinės vaikams, pakrantė išpilta smėliu ir vasarą jau lauks ne tik vietinių gyventojų, bet ir kaimo svečių. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitacija aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgaamžę produkciją. Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagates. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, be kritulių, pūs šiaurės rytų vėjas 2–3 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 4 laipsnius šilumos. Rytoj diena bus mažai debesuota, kritulių nenumatoma. Vėjas šiaurės 1–3 metrų per sekundę. Dieną oras sušils iki 8 laipsnių. Tai tiek naujienų paruošėme šiandieną. Dėkoju, kad žiūrite ir iki pasimatymo rytoj. Sudie.